niekam atrodo, kad pripažinti, kad esi suklydęs yra kažkokie silpnumo įrodymai. Aš tikrai nemanau. LNK žinioms su Maldeikiu vakar susisiekti nepavyko. Pakvieskit, prašau, poną Maldeikį, kad išeitų pašnekėti su mumis. Kaip paaiškėjo, ne tik apie naujametinės ir kalėdinės keliones Boltu, bet ir daugiau čekiukų. Pavyzdžiui, kad pirko YouTube šeimos paketą, kuriuo gali naudotis keli asmenys. Įsigijo dirbtinio intelekto paslaugas. Jau dabar tai jau man naujiena, sakot, kažkaip šito nepastebėjau. Taip pat slaptam 2 žmonių bendravimui skirta Proton Duo. O čia ne jums? Mes slaptai nebendravėm. Tik tais per Signal bendrauja koncertas. Ja, mes su telefonu susiskambinam, tiesą sakant. Pirko duomenų saugojimo paslaugas. Vieną brangesnių iPhone 16, taip pat telefono aksesuarų. Maldeikis vakar tik rašė Facebook'e. Pajuokavo, kad jį paliko draugė. Po to įrašą ištrynė. O kokia tema? Nu, ta pačia. Galiausiai konservatorius iš salės išeiti sutinka. Visi seimūnai žiūri ir prieina prie manęs ir sako, niekada nieks nesulaukė tiek dėmesio, niekada nematė. Tai aš priimu tai kaip komplimentą. Maldeikis pavėžėjais ir trumpalaikę mašinų nuomą naudojosi gausiausiai. Per lapkritį vasarį konservatorius tam išleido beveik 1000 eurų. Teigė, taip darys ir toliau. Tikrai atsiprašau dėl situacijos, kaip jinai atrodė. Dabar sako, darys kitaip. Dabar aš išsinuomosiu automobilį, tiesą pasakius. Išsinuomosiu automobilį ir važinėsiu su juo. Tai bus truputį brangiau valstybei, paradoksalu. Bet toks yra sprendimas tam, kad nesusilaukčiau dėmesio. Žada pinigus grąžinti, bet kada ir kiek nesako. Už tą visą epizodą, kuris čionais buvo. Tai visą aš išspręsiu, bet savo laiku nejausdamas spaudimo, kad tartum, tai buvo, tiesiog nejausdamas spaudimo. Ir užtikrina, kad skyrybų nebuvo. Aušra iš tikrųjų yra nuostabus žmogus. Tiesiog jie turi labai aiškę, kaip ir Matas, jie turi labai aiškę savo nuomonę ir aukštus moralės standartus. Tai čia su tuo tiesiog reikia susitaikyti. Nebarė iš tikrųjų nei mergina, nei mama. Žiūrėkit, aš sakau, aš dievinu paskutiniu metu, kaip tapo viskas, čia Matas Maldeikis tavo kažkokiu, aš pradedu jausis Kardashian Lietuvos politikos. Geriausia auklėjimo priemonė, kada reikia teisintis prieš jūs ir prieš visuomenę dėl savo tokių kelionių. Seimo pirmininkas į parlamentinių išlaidų tvarką dar nori pasižiūrėti. Patį reglamentavimą ir išlaidų rūšis, kokios išlaidos yra pripažįstamos su parlamento nario veikla, tai tas klausimas jisai darbotvarkėje yra. Bet kiti sako, nėra ten ką žiūrėti. Čia matyt galvoje reikia keisti, netvarkoje, nes neįmanoma yra sukurti tvarkų taip, kad užkardytum viską ir visus nesąžiningus Seimo narius. Naktinių bei savaitgalinių kelionių už mokesčių mokėtojų pinigus pasitaikė ir kitiems konservatoriams. Pavyzdžiui, Daivai Liubinaitei, kuri po to telefono nekėlė, ar Vytautui Kernagiui, kuris tikino, kad naktimis baruose turi darbinių susitikimų. Eglė Račkuskaitė, Vilius Tucėnas, Vilnius. Beveik kas 10 vaikas Lietuvoje lanko privačią mokyklą. Premjeras Paluckas sako, tai jau yra problema. Turtingesnių tėvų vaikai gauna geresnį išsilavinimą. Seimas planuoja atimti biudžeto finansavimą iš tų privačių mokyklų, kurių savininkai uždirba pelnus, kartais milijoninius. Anot idėjos autorių yra mokyklų, kurios vadinasi privačiomis, nors net pusę biudžeto susirenka iš valstybės. Gedas Alyga tęsia. Šiuo metu Lietuvoje į valstybinės mokyklas eina 321 000 vaikų, tiek gyventojų Kauno mieste. Privačias mokyklas lanko 25 000 vaikų, beveik 8% visų Lietuvos moksleivių, tiek gyventojų Utenoje ar Jonavoje. Per pastaruosius 7 metus privačias mokyklas lankančių vaikų skaičius padidėjo 2. Premjeras Gintautas Paluckas sako, tai jau yra problema. Vaikai iš turtingesnių šeimų turi geresnės galimybės. Taip, aš matau konkrečią problemą, todėl kad tai yra 2 greičių sistema ir 2 greičių ir 2 kokybių, sakykime, prieiga tiems patiems mūsų visiems vaikams. Tai aš manau, kad tos klausimus mes tikrai turim pilną moralinę teisę svarstyti. Privačios mokyklos persivilioja geriausius mokytojus, tai ypač matoma Vilniuje, kuriame daugiausiai privačių mokyklų bei jas lankančių vaikų. Taip, konkurencija tarp viešojo ir privataus sektoriaus dėl mokytojų yra aštri, kartais net ir per aštri. Per rinkimų kampaniją ne viena partija kalbėjo apie privatų švietimą. Minėjo buvusio konservatorių lyderio Landsbergio žmoną, kuri valdo vienus didžiausių privačių darželių ir mokyklą. O prieš rinkimus paaiškėjo, kad Graikijoje nusipirko nepigią vilą. Seimas jau sutiko svarstyti pataisas, pagal kurias privačių mokyklų savininkai nebegalėtų gauti pelno, jei gauna valstybės finansavimą. Gauna apie trečdalį lėšų iš viešųjų resursų, turi labai didžiulius pelnus, plus papildomai iš tėvų ima ten nuo 500 iki 1000 eurų per mėnesį už ugdymo procesą.
Dabar visos mokyklos, valstybinės ir privačios, gauna iš biudžeto klasės krepšelį. Kuo daugiau vaikų, tuo daugiau pinigų. Šiais metais klasių krepšeliams numatyta daugiau nei 1,5 milijardo eurų. Privačios mokyklos gaus 8% šios sumos – 134 milijonus. Siūloma, kad jei privati mokykla nori gauti biudžeto pinigus, nebegalėtų veikti kaip pelno siekianti uždaroji akcinė bendrovė, o kaip viešoji įstaiga, kuri jai ir uždirba pelno, investuotų į švietimo gerinimą, didesnės algas ar mažesnius mokesčius tėvams. Uždarosios akcinės bendrovės, kurios siekia savo akcininkams naudos, turėtų per tam tikrą laiką persiregistruoti į VŠI, kad galėtų toliau tęsti tokią veiklą. Didžioji dalis privačių mokyklų jau dabar veikia kaip pelno nesiekiančios viešosios įstaigos. Tokia ir kitų šalių praktika. Viešosios įstaigos yra prancūzų licėjus, britų, amerikiečių mokyklų filialai Vilniuje. Bet didžiausios Lietuvos privačios mokyklos, gaunančios daugiausiai milijonų iš biudžeto, veikia kaip uždarosios akcinės bendrovės, uždirba pelną ir išmoka akcininkams. Tai čia yra esminis dalykas, kad švietimo pinigai nebūtų pumpuojami iš švietimo sistemos, taip kad galima svarstyti šį pasiūlymą. Viena didesnių privačių mokyklų Šiaurės licėjus sako jau bandęs veikti politikų siūlomų statusų, bet su juo daug ribojimų. Nevalstybinės ugdymo įstaigos renkasi lankstesnę veiklos formą tam, kad galėtų lengviau pritraukti investicijas, diegti inovacijas ar plėtoti specializuotus, į skirtingus mokinių poreikius orientuotus ugdymo metodus. Taip buvo ir mūsų atveju. Nors Šiaurės licėjus anksčiau taip pat veikė kaip viešoji įstaiga, tačiau veiklos formą į uždarąją akcinę bendrovę pakeitėme, kai ieškojome investicijų naujos mokyklos Didžiojoje Riešėje statyboms, nes viešųjų įstaigų bankai nefinansuoja. Yra manančių, kad idėja prieštarauja konstitucijai. Dabar tiesiog noras, apskritai, sudaryti kuo blogesnės sąlygas privačiam sektoriui dalyvauti švietimo srityje. Atvirkščiai netgi ir Konstitucinio teismo ne vienas yra paaiškinimas, kad jeigu skiriamos viešosios lėšos, jos gali ir turi ateiti su tam tikrom sąlygom. Vilniaus vicemeras sako, privačios mokyklos turi privilegijų, kurias reikėtų keisti. Pavyzdžiui, dabar valstybės pinigai privačias ugdymo įstaigas pasiekia kiek su kitomis taisyklėmis dėl klasių komplektavimo negu savivaldybės mokyklas. Bet anot Mitalo, Seime siūlomas kelias efekto neduos. Pasiūlymo autorius Artūras Zokas irgi puikiai žino, net gal asmeniškai yra patyręs, kad norint ir iš viešosios įstaigos galima išsiimti tą pelną ar teigiamą veiklos rezultatą. Artimiausiu metu vyriausybė turi pateikti išvadą, ar pritaria, kad privačios mokyklos nebegalėtų uždirbti pelno savininkams, jei finansuojamos iš biudžeto. Gedas Lyga, Remigijus Pakėnas. Sveikatos apsaugos ministrė sugalvojo, kaip sumažinti eiles pas gydytojus. Sako, jos mažės, kai žmonės pas šeimos gydytoją nebevaikščios dėl slogos. Apsirgus užtektų tik pranešti darbdaviui, o šis turėtų pasitikėti, kad darbuotojas nemeluoja. Tiesa, tokia tvarka galiotų tik pirmas 2 dienas, kai už ligą moka darbdavys. Deja, darbdaviai dėl to gana skeptiški, sako, pasitikėti visais negalima. Mat nekarta buvo atvejų, kai neva sergantys darbuotojai ilsisi užsienyje ir dar giriasi socialiniuose tinkluose. Redos Petrikaitės reportažas. Įmonėje Šiauliuose kasdien pluša apie 50 vyrų. Pasitikėjimas darbuotojas yra, nes dauguma surinkėjų gamyboje yra ilgamečiai darbuotojai. Pas klientus per mėnesį iš čia išvažiuoja apie 100 pirčių ir 200 medinių kubilų. Darbai pristoja, nebent kažkas suserga. Tai pasitaiko kelių dienų peršalimai. Tokiais atvejais sveikatos apsaugos ministrė siūlo keisti tvarką. Pirmas 2 dienas nedarbingumo pažymėjimų nereikalauti. Mes siūlome pasitikėjimo kreditą ir pasitikėjimo santykį. Paprasčiau tariant, kad sergi užtektų darbdaviui tik pasisakyti, o šis turėtų patikėti, kad darbuotojas nesimuliuoja. Paskambina savo darbdaviui ir pasako, kad sergu. Ir ši tvarka pakeistų tą reikalavimą, kad dėl pirmo to slogos bėgimo reiktų bėgti pas gydytoją. Tai galiotų pirmas 2 dienas, kurias apmoka darbdavys. Šeimos gydytojai džiaugiasi, kur kas apmažėtų darbo su popieriais. Dažnai tiems pacientams net ir nereikia jokios gydytojo konsultacijos, ta prasme, ar ten kažkokios pagalbos, tiek nereikia ištyrimo, o reikia tiesiog tos nedarbingumo dienos. O jie registruojasi kaip ekstra pacientai, užima eilę ir kitą kartą dėl to pacientas, kuriam tikrai reikia ekstra pagalbos, negali gauti tos paslaugos pas savo šeimos gydytoją. Ten, kur mažiau darbuotojų, daugiau geranoriškumo. Jeigu įsigaliotų toks pakeitimas, tai būtų
visiems paprasčiau, manau. Tačiau stambiems darbdaviams kur kas sudėtingiau kliautis vien žodžiu. Jeigu tiesiog mes galėtumėm dalinti dienas į kairę į dešinę, tikrai yra visokių žmonių, nesakau, kad visi, bet tikrai yra visokių, kurie galbūt galėtų piktnaudžiauti. Nesąžininga būtų ir kitų darbuotojų atžvilgių. Vieni simuliuoja, kiti dirba už du. Aišku, reiktų darbuotojams nepamiršti, kad yra elgesio taisyklės, nedarbingumo metu nekeliauti, nevaikščioti koncertus, į kažkas pramogas, žiolab į Facebooką, reiškia talpinti tokių nuotraukų. Pernai išmokėta iš viso 505 milijonai ligos išmokų ir buvo milijonas ligos atvejų. Simuliuojančius Sodra gaudo nuolat. Per metus apie 10 000 žmonių kviečia į konsultacinę komisiją. Joje sprendžia, ar nedarbingumą pratęsti būtina. Reikalai tada sprendžiasi labai greitai. Kai žmogus gauna tokį kvietimą į tą gydytojų konsultacinę komisiją, jis dažniausiai ir užbaigia savo nedarbingumo pažymėjimą. Pernai pasitaikė 600 piktnaudžiavimo atvejų, kai ligos išmoka dar nebuvo išmokėta. 80 pagauti jau gavę iš valstybės pinigus. Kad gastroliuoja, būna paskundžia net kaimynai. Vasarą šiek tiek padaugėjo tų žmonių, kurie bando gal piktnaudžiauti. Gal daugiau taip pat būna ir pranešimų iš darbdavių ir iš kitų gyventojų, iš kaimynų, kurie, pavyzdžiui, žino, kad žmogus pasiėmęs nedarbingumo pažymėjimą. Sveikatos apsaugos ministrė sako, kad būtų galima apriboti, kiek dienų per metus apsirgus nereikėtų prašyti nedarbingumo pažymėjimo. Darbdaviai sutiktų su 5. Bet tada mes prašome, kad nuo 1 dienos ligoninėje apmokami iš Sodros lėšų. Aš manau, kad ne, nes mes kalbame apie kolektyvinę atsakomybę. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad problemą reikėtų spręsti kitaip. Turim kolektyvinės sutartys ir kolektyvinėse sutartyse tiek darbuotojai, tiek patys darbdaviai sudera dėl laisvų dienų pasijutus blogai. Anot sveikatos apsaugos ministrės, jei viskas priklausytų tik nuo jos, siūloma tvarka įsigaliotų jau nuo rytojaus, bet dar kurį laiką žada dėrėtis. Reda Petrikaitė, Ligita Gorodničenko, Vidmantas Beržinis, Augustė Tamkutė. Pagalbinis apvaisinimas bus prieinamas ir vienišoms mamoms, ir nesusituokusioms poroms. Konstitucinis teismas pasisakė, kad jeigu žmogus negali natūraliai susilaukti vaikų, drausti pagalbos negalima. Tad susilaukti vaikų su medikų pagalba galės ir lesbiečių poros. Tačiau yra vienas bet, įstatymą dar turi pakeisti Seimas. Išsamiau Vytautas Dumbliauskas. Šiuo metu pasinaudoti pagalbiniu apvaisinimu ir susilaukti vaikų Lietuvoje gali tik susituokusios poros. Vienišos mamos ar nesusituokusios poros turi važiuoti į užsienį. Konstitucinis teismas nusprendė, kad taip būti neturėtų. Pagal mūsų konstituciją, jeigu asmuo turi sveikatos problemų, jam sveikatos paslauga turi būti užtikrinama. Lietuvos nevaisingumo klinikos tokio konstitucinio teismo sprendimo laukia dešimtmečius. Pasak gydytojos Gražinos Bogdanskienės, Lietuva paskutinė ES šalis, kurioje nesusituokusios poros paliekamos už borto. Apie 50% porų besikreipiančių šiais laikais yra nesusituokę. Ir aišku, kreipiasi ir vienišos moteris, kurios norėtų apvaisinimo donoro spermą, tai mes nei šitų pacienčių galime gydyti, nei nesusituokusių porų. Į Konstitucinį teismą dėl pagalbinio apvaisinimo ribojimų kreipėsi net 2 Seimo narių grupės. Tarp jų ir į parlamentą neperrinkta laisvietė Morgana Danielė. Kiekvienai mažai valstybei, kurios gimstamumas krenta, kiekvienas kūdikis, kiekvienas vaikas yra labai svarbus. Ir jokių būdų negalima sakyti, kad yra nesvarbių šeimų arba nesvarbių vaikų. Ir pacientai, tarkime, sako taip, tai mes čia gal 19 amžiuje gyvename, kad net už savo pinigus sumokėję mokesčius negalime atlikti procedūros Lietuvoje. Pasak Konstitucinio teismo, paslauga turėtų būti teikiama ir lesbiečių porai. Svarbiausia, kad moteriai mediciniškai būtų nustatyta, jog natūraliai pastoti negali. Gali gauti visi asmenys, kurie turi medicininių problemų. Nevaisingumas, kitos sąlygos medicininių kontraindikacijų nebuvimas. Tai yra akivaizdu, kad homoseksualioms poroms tikrai bus gana didelis palengvinimas susilaukti vaikų. Tačiau Širinskienei kliūva ne tik homoseksualios poros. Jei kaip ir kitiems kritikams atrodo, kad pagalbinį apvaisinimą leidus vienišoms moterims, būtų sprendžiamos ne sveikatos problemos, o tiesiog tenkinami jų asmeniniai norai. Kiek, tarkime, vertinant geriausius vaiko interesus, vienišos nevaisingos moters apvaisinimas atitiktų geriausius vaiko interesus, nes vis dėlto tai vaiko geriausias interesas yra augti pilnoje šeimoje.
Šis Konstitucinio teismo sprendimas įsigalios tik po metų. Per tą laiką Seimas turi pakeisti įstatymą, kad jis atitiktų Konstituciją. Tai Seimas tarsi yra įpareigotas grįžti ir svarstyti ir taisyti šitą įstatymą, bet iš tiesų žinom, kad visai būna. Gali būti vilkinama, gali būti atidėliojama. Diskusijų tikrai bus didelių, nes aš suprantu vienišų moterų lūkesčius, norus ir pageidavimus, bet kaip turi atsirasti to paties vaiko interesų apsaugojimas, tai matyt diskutuosim. Sulaukusi Konstitucinio teismo sprendimo, vyriausybė žada pagalbinį apvaisinimą padaryti prieinamą visoms moterims ir poroms. Tačiau nors vyriausybė inicijuos, galutinį žodį turės tarti Seimas. Vytautas Dumbliauskas, Vidmantas Beržinis, Vilnius. Sudrebinęs akcijų rinkas, Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas skausmingus tarifus atidėjo. Ir per pasaulį iškart nuvilnijo palengvėjimo banga. Akcijos šovė į viršų ir Trumpas tai jau prisijėmė kaip savo nuopelną. Abipusiai tarifą Jungtinių valstijų partneriams pristabdyti 90 dienų, tad ir ES nebekeršyje stabdo savuosius muitus. O muitai Kinijai lieka užkelti net iki 125% ir Pekinas žada kariauti toliau. Eglė Radušytė įsamei. Šis amerikietis Mineapolyje dviračiais prekiauja 25 metus. Sukrėtimų atlaikė daug pandemiją ir kai įprastų dviračių niekam nebereikėjo, norėjo tik elektrinių. O valdant Donaldui Trumpui teko jungti pavarą, kurios niekada neįjungė – panikos. Tarifai didžiuliai. Perėjau į panikos režimą. Prekiauju dviračiais iš Nyderlandų bei Anglijos, kai kuriuos importuojame iš Kinijos ar Vietnamo. O pavaras vis kitokias junginėja pats prezidentas. Trumpas vos atsikėlęs, kai Vašingtone tebuvo rytas, staiga 90 dienų pristabdė muitus daugumai šalių, nes jos nekeršyje ir derasi. Bet visai nepasigailėjo Kinijos. Šiai užkėlė muitus net iki 125%. Ar galite paaiškinti, koks lemiamas žaidimas su Kinija? Ar laukiate, kol prezidentas jį sumirksės? Žiūrėkite, daug metų Kinija ir kitos šalys mus apiplėšinėjo, naudojosi mumis, ypač Kinija. Ir dabar mūsų šalis per dieną uždirba $2 milijardus iš muitų ir uždirbsime dar daugiau. Bet Azijos galiūnės Kinijos vadovas Si Dzinpingas nekrūpčioja. Augant muitų karteliai, vėl grasina, Pekinas kovos iki galo. Prieš tai Kinai Amerikai jau smogė 84% muitais. Duris pokalbiams atviros, tačiau dialogas turi vykti vienodomis sąlygomis ir su pagarba. Kinija kovos iki galo. Kinijos valiuta juanis dolerio atžvilgiu nukrito į 17 metų neregėtas žemumas. Trumpas pripažino, dėl savųjų muitų ir pats stebi situaciją rinkose, kaip smigė žemyn akcijų indeksai rekordiškai kyla. Žiūrėjau prieš valandą, pakilė iki 3000 punktų. Tokios dienos dar niekas nėra matęs. Manau, tai rekordas, ar ne, bičiuliai? Kas galėjo pamanyti, kad turėsime tokį rekordą? Europos Sąjunga taip pat skelbė apie tarifų didinimą. Tai jiems netinkamas laikas, tai blogas metas. Jie jų neįvedė, grasino, bet pasirinko vėlesnę datą, kuri tikimės bus vėlyva. Gerai, džiaugiuosi, kad jie susilaikė. Painiavos ir chaoso daug. Net Briuselis aiškinasi, kokioms prekiams muitus Trumpas pristabdė, o kokioms gi ne. Kaip suprantu, Amerikos tarifai automobiliams lieka galioti, 10% visuotiniai tarifai irgi, o viskas, kas susijęs su abipusiais tarifais, pauzė 90 dienų. Tad ir mes stabdome savo pirmąją atsakomųjų priemonių bangą. Europa kartoja, nori dėrėtis. Norime dėrėtis, norime kalbėtis. Mes pasirengę sandoriams. Pasikalbėkime. Jungtinių Amerikos valstijų iždo sekretorius yra prigrasinęs Europai nebandyti suartėti su Kinija, kitaip nusisuks pati sau sprandą. Eglė Radušytė. Prezidentui Trumpui rūpi ne tik muitai, bet ir jo paties šukuosena. Pasirašė įsaką padidinti vandens spaudimą amerikiečių dušuose. Ir džiaugiasi, kad pagaliau galės geriau rūpinti savo gražiais plaukais. Martas Kalendra plačiau. Amerikos prezidento šukuosena dažnai tampa apkalbų objektu. Kai kurie net abejoja, ar plaukai tikri, tad Donaldas Trumpas kartais leidžia juos pačiupinėti.
prezidentas ir praėjusią kadenciją skundėsi, kad vandens srovė duše per silpna. Kai prausiesi duše, vandens srovė nepakankamai stipri. Lygiai tas pats, kai prausiesi rankas. Kągi tada darai? Stovi duše ilgesnį laiką. Nežinau kaip jūs, bet mano plaukai turi būti nepriekaištingi. Nepriekaištingi. Trumpas buvo padidinęs vandens srovę, tačiau Joe Bidenas vėl ją sumažino. Amerikoje dušo galvutės dabar sureguliuotos taip, kad per minutę ištekėtų nedaugiau kaip 9,5 litro vandens. Tad į prezidento postą grįžęs Trumpas šalia muitų karo rado laiko, kaip jis sako, padaryti Amerikos dušus vėl didžius. Baideno administracija išleido įsaką, kurį jūs vadinote karu prieš dušus. Dėl reguliavimo buvo stipriai sumažinta vandens srovė dušuose ir kituose vandens įrenginiuose. Nagi, sakyk, kokie tie įrenginiai? Na, tai viskas, ponia. Kriauklės ir tualetai. Indų plovyklės, kriauklės, tualetai. Tu negauni vandens, tai absurdiška. Trumpas džiaugiasi, kad jo šukuosena vėl bus nepriekaištinga. Mėgstu šauniai nusiprausti po dušu, pasirūpinti savo gražiais plaukais. Turiu stovėti po dušu 15 minučių, kol jie sudrėks. Vanduo laša. Tai absurdiška. Aplinkosaugininkai piktinasi. Pasak jų, daugelį Amerikos vietovių trūksta vandens, o nauji standartai ne tik padidins sąskaitas, bet ir bus švaistomas tiek vanduo, tiek elektra. Tai bus prisidedama prie pasaulinio atšilimo. Martas Kalendra. Kauno apygardos teismas Vijūnėlės dvaro ir buvusių teisėjų korupcijos byloje kaltu dėl kyšininkavimo pripažino Druskininkų merą Ričardą Malinauską. Po 6 metus trukusių teismų jam skirta 60 000 eurų bauda. Bylos duomenimis siekdamas išsaugoti dabar jau nugriautą Vijūnėlės dvarą, meras bandė papirkti įvairių instancijų teisėjus ir per tarpininkus davė 60 000 eurų kyšį, kad būtų priimti palankus teismo sprendimai ir pastatas nebūtų nugriautas. Buvusiam aukščiausiojo teismo teisėjui Egidijui Laužikui, kaltinamam už kyšį sustabdžius Vijūnėlės dvaro griovimą, skirta 10 000 eurų bauda ir konfiskuota 10 000 eurų gautų kaip kyšis. Į posėdį Malinauskas neatvyko, socialinėme tinkle parašė, kad sprendimas nenustebino, kaltės nepripažįsta ir ketina toliau gintis aukštesnės instancijos teismuose. Yra nuteistas Ričardas Malinauskas už tai, kad organizavo su kitais asmenimis, bandė daryti įtaką pirmiausiai Vilniaus apygardos teisme ir būtent už to įtakos darymą Vilniaus apygardos teisme yra nuteistas ir buvęs Vilniaus apygardos teismo teisėjas Henrikas Jeglinskis, o vėliau ir kai Vilniaus apygardos teisme vėlgi buvo priimtas nepalankus sprendimas ir Lietuvos aukščiausiame teisme ir čia irgi apkaltinamasis nuosprendis priimtas buvusio aukščiausio teismo teisėjo Egidijaus Laužiko atžvilgiu. Išteisinti iš 17 2 asmenys ir vienas iš jų tai yra apeliacinio teismo teisėjas Viktoras Kažys. Kitų atžvilgių buvo priimti apkaltinamieji nuosprendžiai ir paskirtos bausmės, tai vieninteliam juridiniam asmeniui paskirta bausmė įmonės likvidavimas, fiziniams asmenims vienai kaltinamai paskirta reali laisvės atėmimo bausmė, 2 kaltinamiesiems laisvės atėmimo bausmė vykdymą atidedant kartu su baudomis ir kitiems 11 kaltinamųjų yra paskirtos baudos. Baudų dydžiai svyruoja nuo 7,5 tūkstančių iki 72,5 tūkstančių eurų. Kyšių dydžiai svyravo bylose nuo 3 tūkstančių iki 60 tūkstančių eurų. Nuteistas šnipinėjimu Rusijai kaltintas buvęs konservatorius Eduardas Manovas. Iš pradžių kalties visiškai nepripažinęs vyras vėliau apsigalvojo. Tačiau su kaltinimai sutiko tik iš dalies. Tikino, kad medžiagą perdavė ne rusams, o bičiuliams iš Ukrainos. Į teismą išgirsti nuosprendžio atvyko ir kaltinamojo buvusios bendražygės tremtinės. Moterims sunku patikėti, kad meilę Lietuvai demonstravęs Manovas visus šitaip apmulkino. Tremtinės norėjo pažvelgti šnipui į akis, tačiau šis į teismą nebuvo atvestas. Nuosprendį išgirs kalėjime, rodo Ligita Gorodničenko. Į teismą išklausyti nuosprendžio šnipinėjimo byloje atvyksta tremtinės. Nors jautrios medžiagos perdavimu Rusijai kaltinamas Eduardas Manovas jau kurį laiką suimtas, moteris vis neatsigauna. Nesuvokia, kaip tariamam bičiuliui pavyko visus šitaip apmulkinti. Pirmiausia, tai mums nuoskauda labai didelė. Labai kaip ir, net nežinau kaip čia pasakyti, ne tai, kad įžeidimas, bet įžeidimas ir visų tremtinių. Ir nežinau, ir visos Lietuvos, ir galų gale ir jo šeimos, ir čiagi
tėvais, kaip ir pats sakė, kad parskraidino, čia tėvas net numirti norėjo. O šitaip mylėjo tėvynę, šitaip Lietuvą mylėjo, atrodo, kad jau dušę atiduotų. Jo, kaip mokėjo apsimesti žmogus. Tik teisme šiandien Manovo moteris neišvydo. Nuosprendį, kad dėl šnipinėjimo už grotų teks praleisti 8,5 metų, vyras išgirs kalėjime. Ten jis nuo pat iki teisminio tyrimo pradžios, kai buvo apkaltintas slaptų bendradarbiavimu su Rusijos karinė žvalgyba. Jos užsakymu Manovas rinko informaciją apie Lietuvos politinį, ekonominį gyvenimą, partijų veiklą, valstybės gynybinį potencialą, vidaus ir užsienio politiką. Vyras 2011 metais su konservatoriais net kandidatavo į Šiaulių miesto tarybą, priklausė Lietuvos politinių karinių ir tremtinių sąjungos Šiaulių filialo tarybai. Teismas priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Skirdamas švelnesnę bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis anksčiau neteistas, yra senyvo amžiaus, bloga sveikata, nebaustas administracinė tvarka. Teismo verdiktas tenkina ir prokurorą. Jis prašė 9 metų, nutarties skųsti nežada. Visi duomenys, kurie buvo surinkti iki teisminio tyrimo metu, teismas vertino kaip įrodymus ir juos įvertinęs pripažino būtent Manovo kaltę dėl jam inkriminuotų veiklos padarimo. Pats Eduardas Manovas savo kalties nepripažino, tik kūrė pasakas, kam ir kodėl siuntė informaciją. Vėliau pripažino iš dalies ir nuolat teigė, kad jis jokiais būdais nesiuntė rinktą informaciją Rusijos specialiosioms žvalgybos tarnyboms, o siuntė savo draugams ukrainiečiams, kurie jo teigimu neva buvo infiltruoti. Pats tremtiniams pasakodavo, kad į Rusiją vyksta lankyti artimųjų, grįžęs rodydavo anūkų nuotraukas. Nustebom taip, kad, nežinau, kiek viskas sutelpa į tą žodį nustebom, tai, žinokit, šokas tiesiog. Tiesiog šokas, tiesiog. Nepatikėjom, niekas, kas jį pažinojo, tiesiog niekas negalėjo patikėti, kad va taip. Bendražygiams sakydavo, kad grįžo į Lietuvą numirti. Ligita Gorodničenko, Augustė Tomkutė, Šiauliai. Griuvus naktinio klubo stogui Dominikoje tarp poros šimtų aukų daug įžymybių. 2 buvusios aukščiausiosios beisbolo lygos žvaigždės, kultinis dainininkas, garsus mados dizaineris, garsi bankininkų šeima, gubernatorius. Šimtai sužeistų žmonių. Po griuvėsiais rasti gyvųjų gelbėtojai nebesitikė, rodo Martas Kalendra. Artimieji ir draugai Dominikos Respublikoje susirinko atminti žuvusiųjų, kurie gyvybės neteko, kai griuvo naktinio klubo stogas. Viena iš nelaimės aukų garsus Dominikos Respublikos dainininkas Rubis Peresas. Jis buvo kuklus ir mes jį prisiminsime tokį, koks jis buvo. Didelė netektis. Tai labai skaudu visai Dominikos muzikos pramoniai. Tarptautiniai atlikėjai taip pat pareiškė užuojautą, o mes prašome Dievo paguosti jo šeimą. Tai kažkas, kas paliks pėdsaką mūsų muzikoje ir naktinėme gyvenime visam likusiam laikui. Tai reikš prieš ir po Rubio Pereso. Klubas buvo žymus savo vakarėliais, į kuriuos susirinkdavo vietos grietinėlė. Tarp žuvusių ir garsus mados dizaineris, garsi bankininkų šeima, vienos iš apskričių gubernatorius. Vieta visiškai sugriauta, nugriuvo visas stogas. Šį darbą dirbu jau 36 metus. Tai, ką čia mačiau, man priminė žemės drebėjimą Haityje 2010-aisiais, daugybė žuvusiųjų ir desperatiškai pagalbos prašančių žmonių. Klube buvo nuo 500 iki 1000 žmonių. Daugiau kaip 300 gelbėtojų padedami šunų 2 dienas šukavo naktinio klubo griuvėsius. Dingusiųjų artimieji prie klubo, ligoninėse ir prie morgo vis dar beviltiškai laukia naujienų. Ligoninės užtvindė sužeistieji. Tai pacientai, kurie valandas, 6, 7 ar 8 buvo įstrigę po griuvėsiais su daugybiniais lūžiais, įvairiais sužalojimais ir kraujavimu. Taigi, kad galėčiau pasakyti, ar jų gyvybei pavojus nebegrėsia, reiktų palaukti dar keletą dienų. Visi nukentėjusieji jauni, nuo 30 iki 45 metų amžiaus. Gelbėtojai po griuvėsiais rasti gyvųjų nebesitikė. Kol kas nepranešama, kodėl stogas įgriuvo. Klubas pranešė, kad bendradarbiauja su nelaimę tyriančiais pareigūnais. Martas Kalendra. Per Antrąjį pasaulinį karą nesprogusios bombos gali susprogdinti banko sąskaitą. Viena vokietė tai patyrė savo kailiu. Jos laukuose ekspertai neutralizavo 22 bombas ir už darbus savininkė išrašė kosminę sąskaitą. Kokią pasakoja Eglė Radušytė.
Zuzana stebi savo laukus. Kiek akis užmato, jos turtas. Ūkį ir namą paveldėjo iš močiutės. Tik nežinojo, kiek sklype per antrąjį pasaulinį karą primėtyta bombų. Sprogmenų specialistai rado 22. Vienas bombas išvežė, kitas sprogdino iškart čia pat. Bet vietoj palengvėjimo dar didesnis šokas. Savininkė gavo sprogdinančias sąskaitas. Už išminavimą teks pakloti 45 000 eurų. Aš nieko čia neprisodinau ir jokių bombų čia nelaidojau. Bombų primėtė ne ji, bet mokėti teks jai. Žinoma, už išvalymą atsakinga valstybė, bet savininkas privalo atlikti parengiamuosius darbus, galop susitvarkyti, tad turi prisidėti. O ką sako teisininkai? Moraliniu požiūriu to negalima pateisinti. Kodėl po tiek dešimtmečių privatus asmuo turėtų mokėti už tą žalą? Kol valstybė išlaidų kratosi, plos 53 metų vokietė ir grėsia ne tik jai. Per karą Vokietijoje ant 1000 miestų buvo numesta kone 1,5 milijono tonų bombų. Nors kasmet neutralizuojama maždaug 5000 bombų, žemėje jų vis dar tūno daug. Eglė Radušytė. Kepam nuolaidas per Maisto Fiestą. Balandžio 10-13 dienomis geriausia ruoštis Velykoms. Pažymėtoms maisto produktų kategorijoms net 40% nuolaida. Daugiau informacijos iki.lt. Iki arčiau tavęs. Virė košę. Vaikai atsilošė. Tam davė, o mažyliui neliko. Pajamų deklaracija tik pusė darbo. Atlik jį iki galo, skirk 1,2% savo GPM mamų unijai ir padėk vaikams pasveikti. Maksimoje laimite, nes sutaupote. Biovelos virtoms ir karštai rūkytoms dešroms ir dešrelėms 40% nuolaida. Malta kava Dalmair 5,99, o perkant ar daugiau kosmetikos priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Išsausėjusi niežtinti odą, o gal vargina atopinė egzema? Bepanten anti-egzem greitai ir mažiausiai 7 valandoms numalšina niežėjimą be hormonų bei atkuria odos apsauginį barjerą. Bepanten produktų linija į egzemą linkusios odos sveikatai. Rimi parduotuvėse net 1000 atrinktų ne maisto prekių su nuolaida. Tik balandžio 11-13 dienomis pirk 2 ar daugiau skirtingų ar vienodų ne maisto prekių ir gauk net 50% nuolaidą. Visas nuolaidų sąrašas rimi.lt ir Rimi parduotuvėse. Nuo gegužės 1 dienos, atsiskaitant grynaisiais pinigais, galutinė pirkinių krepšelio suma bus apvalinama iki artimiausių 0, 5 ar 10 centų į mažesnę arba didesnę pusę, priklausomai nuo paskutinio skaitmens. Daugiau informacijos www.lb.lt. Legenda apie aukštą kokybę ir žemą kainą. Grillan Fan. Atrodo skaniai. Kokia kaina, pirkly? Maniau, tu pratęs prie žemų kainų. O aš maniau, tu pratus prie aukštos kokybės. Legendinis Grillan Fan tik Lidl parduotuvėse. LNK kviečia padėti. Vis jaunesni vaikai susiduria su nepakeliamomis mintimis. Padėk išvaduoti vaikus nuo sunkių minčių. Palaikyk vaikų liniją. Daugiau informacijos palaikau.vaikulinija.lt. Krauname prekes, kur telpa, nes Maksimoje vyksta maisto krautuvė. Perkant 2 ar daugiau skirtingų ar vienodų ilgo galiojimo maisto prekių, visoms joms suteiksime 40% nuolaidą. Maksima. Bičiuli, pasirūpinai daržu, pasirūpink ir augintiniu. Žalioje stotelėje specialios kainos visiems Brit Premium, Brit Care ir Brit Fresh šunų ir kačių maistui. Pirk žaliastotelė.lt ir nemokamai atsiimk parduotuvėse. Penktadienis bakadienis. Tik šį penktadienį su Baltic Petroleum programėle Efekt benzinas už €32 centus, o Efekt dizelinas už €38. Baltic Petroleum. Super šeštadienio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Lietuviškos bulvės tik 29 centai. Šviežia viščiuko ketvirčių mėsa tik 4,49. O graikiniai gliaudyti riešutai su Lidl Plus programėle tik €79. Lidl, taip gyventi verta. LNK kviečia padėti. Šuo. Jam nereikia daug. Tik žmogaus šalia ir namų, kuriuose gera būti. Bet kai kuriems jų tai tik svajonė. Padėk mums jas išpildyti. Skirk 1,2% pajamų mokesčio. Suteik namus.
Paremk reikalingais daiktais ar finansiškai. Užsuk pavedžioti. Ruoštis Velykoms su Rimi verta. Šią savaitę Rimi parduotuvėse sūdyta ar šaltai rūkyta atlantinių lašišų filė su oda Zigmas tik 3,39, o lietuviški trumpavaisiai agurkai tik 3,99. Pirk ir rimi.lt. Didžiausia pardavimų konferencija Lietuvoje Pardavimų formulė pristato. Bene geriausias derybų ekspertas pasaulyje, bestsellerio Jokių kompromisų autorius, ilgametis FTB derybininkas Chris Voss, pasaulinio lygio klientų patirties vizionierius ir bestsellerių autorius Steven Van Bellingham. Virtuozas, kuris privers jūs perkrauti pardavimų ir lyderystės algoritmus Miha Pogačnik. Pardavimų provokatorė, atskleidžianti nepatogią tiesą apie autentiškumą ir įtikinėjimą pardavimuose Sara Archer. Ir kiti 20 pranešėjų. Registruokis pardavimųformulė.lt. Velykos prasideda Lidl. Superiniai pasiūlymai nuo ketvirtadienio. Braškės tik 2,39. Lietuviški trumpavaisiai agurkai su Lidl Plus programėle tik 3,49. O švieži kiaulienos mentė tik 2,99. Lidl, taip gyventi verta. Pavasaris kviečia sodinti. Žalioje stotelėje iki 40% nuolaida atrinktiems lauko augalams, svogūninėms gėlėms, priemonėms prieš kenkėjus, įrankiams. Pirk žaliastotelė.lt ir nemokamai atsiimk parduotuvėse. Uniclub, kazino, lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kelias į žvaigždės po 20 metų nauja serija. Aš viską pamiršau. Ir kaip dainuoti. Labą dieną. Labas. Esu Radžis iš Panevėžio. Man čia tai baisu, kad siaubas. Aš tarp kitko tuos batus iki dabar dar turiu. Yra ir normalių žmonių, kurie klauso. Ketvirtadienį portale lnk.lt. Susuko? Smektagau ne tik stabdo, bet ir gydo viduriavimą. Jis aplankys kiekvieną. Ei, jis kai ko ieško. Susitepusi rankas ir sąžinę. Denzelis Washingtonas. Tik nepradėk dabar žliumti. Trileryje Equalizeris 2. Rytoj 21 valandą per LNK. Lažybos, lažybos, lažybos. OptiBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra dry nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Šį vakarą 8 per LNK. Karjera? Uždirbu daugiau negu dauguma vyrų. Nužmogėjusi kalėt. Ar šeima? Man negėda, jog mane finansiškai išlaiko vyras. Petro šou Europoje. Būkite klusnios savo vyrams. Kaip pabėgo iš auksinio narvelio? Bobos vieta yra virtuvėje. Ir kiek uždirbti turi namų šeimininkai? 4,000 eurų per mėnesį. Biokult. Tikrai sveikas, tikrai gyvas. LNK superkine užsisuks tikras galvosūkis. Kas tai toks? Ir jį spręs Tomas Kruzas. Aš tikiuosi nušausiu ir tuoj grįšiu. Šeštadienį. Ant žemės, visi ant žemės, gult visi ant žemės. Kaip diena ir naktis. Kas tie žmonės? Kiti blogiukai? Dar blogesni. 19:30 per LNK. Maieri Sensitive. Saugu jums, saugu aplinkai. Žirgyne nutikusi nelaimė įžiebs dar daugiau nesantaikos. Kas galėjo tyčia pakenkti jaunajai moteriai? Gal tai buvo įspėjimas motinai? Kas jau kas, bet jis neleis, kad nusikaltėliai vėl triumfuotų. Meilės kaina. Darbo dienomis 11 valandą per LNK. Kazino Admiral lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sekmadienį per LNK. Holivudo blogiukai Jasonas Stedhamas ir Hugh Grantas įsivels į labai slaptą misiją. Ar tikrai viskas vyks pagal planą? Gajaus Ryčio Operacija Fortuna. Apgaulės menas. 22 valandą per LNK. Nestabdyk, jei jauti alkį. Magi, užkandžiauk, kai norisi. Kodėl lietuviškos prekės Latvijoje kainuoja pigiau? Pienas čia kainuoja 95 euro centus, kaip pas mus eurą 39. Stebuklingas Luko karaliaus tualetas. Tualetinio popieriaus pas mums nėra. Dviejų gražuolių konkurencija dėl Beno. Paglostau, sakau, atsiprašau, brangiai, kad tau tiek mažai laiko skiriu. Kakadu šiandien 19:30 per LNK. Kazino Admiral lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vakaro seansas per LNK. Šiandien premjera Vagystė 88. Vakaro seansas 22:30 per LNK.
Švyturys ekstra dry nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Grįžtame į ketvirtadienio žinias. Londone prancūzų įmonės Cartier prabangių papuošalų paroda. Nuo XIX amžiaus jais dabinasi karališkųjų šeimų nariai ir Holivudo žvaigždės. Čia ir karalienės Elžbietos II karūnavimo diadema. Rodo Martas Kalendra. Karališkiai asmenys, Holivudo aktoriai ir muzikos žvaigždės turi vieną bendrą bruožą. Jie mėgsta blizgučius. Daugelis šių elitinių žvilgsnį prikaustančių papuošalų sukūrė prancūzų prekės ženklas Cartier. Dabar parodoje Londone žmonės juos gali apžiūrėti iš arčiau. Tai pirmoji didelė Cartier retrospektyva Londone per 30 metų. Pristatome 350 įspūdingų daiktų, atskleidžiančių Cartier kūrybiškumą, meistriškumą ir palikimą. Ši diadema viena garsiausių. Tai buvo 1902 metų Esekso grafieniai Edvardo VII karūnavimo proga pagaminta diadema su deimantais. Ji taip pat buvo dėvima 1953 metais karalienės Elžbietos II karūnavimo metu, o visai neseniai 2016-aisiais ją dėvėjo dainininkė Rihanna per fotosesiją. Tarp kitų brangakmeniais nusakstytų daiktų ir Jacqueline Kennedy nešiotas laikrodis. Kim Kardashian jį vėliau nusipirko už beveik 350 000 eurų. Taip pat rubinų vėrinys, kurį aktorė Elizabeth Taylor padovanojo jos vyras. Manau, kad žmonėms ne tik norisi sužinoti tokio prekės ženklo kaip Cartier istoriją. Man atrodo, kad žmonės čia ateina tam, kad pamatytų daiktus, kurie blizga, kurie žvilga, kurie spindi ir šiuo požiūriu ši paroda juos puikiai pristato. Šioje parodoje yra daug blizgučių ir manau, kad žmonės, kurie jų ieško, nenusivils. Paroda lankytojams duris atvers po savaitės. Į papuošalus bus galima paganyti akis iki pat lapkričio vidurio. Martas Kalendra. Atnaujintose mūsų žiniose 21:30 išsamiai papasakosime, kaip Amerika su Rusija apsikeitė kaliniais. Maskva atgavo saviškį kaltintą dėl karinės paskirties mikroelektronikos eksporto, o už jį rusai iš kalėjimo paleido amerikietę baleriną, turinčią ir Rusijos pilietybę. O šiose žiniose toliau sportas. 7bet kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Eurolyga pasitinka reguliariojo sezono finišą. Visus turnyre dalyvaujančios 18 komandų sužais paskutinės rungtynes. 8 Europos sezonas baigėsi, o likusios 10 keliauja toliau. Jau rytoj paskutinė akistata pasitinka ir Kauno Žalgiris. Tiesa, žaisti gali tekti be vyriausiojo trenerio Andrėjos Trinkėrio. Italas apsirgo, o jį kol kas pavaduoja Tautvydas Sabonis. Spaudos konferencijoje teigęs, kad būsimas varžovas dabar ant bangos. Jau kurį laiką į Eurolygos įkrintamąsias patekti šansų nebeturintis, bet vis dar dėl didesnės piniginės premijos kovojantis Kauno Žalgiris pasitinka paskutinę šio sezono Eurolygos reguliaraus sezono rungtynes. Jau rytoj kauniečiai į akistatą stos su 7 pergalių iš eilės seriją fiksuojančiu Stambulo Anadolu Efes. Kiekvienas varžybos yra svarbios, reikia užbaigti gerai. Sakau, savaitė tokia ilga gavosi, darbas tikrai puikus buvo iš komandos. Žinom, kad ten bus sunku, bet mes neturim nieko ką prarasti. Jie gal daugiau turi, tai mes su to turėsim žaisti ir tikėtis gero žaidimo. Pirmose sezono ekipų tarpusavio rungtynėse pergalę Nemuno saloje 85-72 šventė Žalgiris. Tiesa, nuo tada priešininkų komandoje įvyko daug pasikeitimų. Keitėsi treneris, atvyko naujų žaidėjų. Atsinešė naują trenerį, kur vėl visą laiką tą tokį impulsą duoda tai komandai. 7 iš eilės ant bangos. Jeigu aš play-off'e būtų, aš tikrai nenorėčiau dabar kristi ant Efeso. Gali būti, kad paskutinį šokį Žalgiriui teks sušokti ir be vyriausiojo dirigento, apsirgusio trenerio Andrėjos Trinkėrio. Šiandien atėjo truputį blogai jaučiasi, bet, manau, matysim. Turnyrinėje lentelėje žaliai balti 13, Efesas 5. Ašaros ir priežasčių ieškojimas, kodėl viskas taip nenusisekė. Lietuvos moterų teniso rinktiniai Billie Jean King turnyre savo žiūrovų akivaizdoje nepavyko atsilaikyti ir prieš Serbiją. Šiandienos susitikimus pirmoji pradėjusi Klaudija Bubelytė sunkiai valdė emocijas po pralaimėto mačo, o prieš Serbės kritusi Lietuvos moterų teniso rinktinė dabar turės kovoti išlikimo kovoje. Plačiau Nerijus Bliujus. Paskutiniai smūgiai rakete ir galiausiai skaudus pralaimėjimas.
Pirmajame šiandienos Billie Jean King turnyro mače Lietuvos rinktinės žaidėja Klaudija Bubelytė 4-6, 2-6 nusileido Serbijai Teodorai Kostovič. Kol Serbijos atstovė triumfuoja dėl svarbaus iškovoto taško, Lietuvos tenisininkės sunkiai tramdo emocijas dėl pralaimėto mačo. Pasak pačios Klaudijos, varžovė šiandien buvo tiesiog stipresnė. Faktas, kad gaila ir savaime, manau, suprantama. Labiausiai gal toks kaip net kiek pasimetimas, bet toks chaosas dėl visokių minčių, nes absoliuti pagarba varžoviai. Nepamenu net, kada žaidžiau prieš pajėgesnę varžovę turbūt. Skirtingai nei mače su slovėnėmis, Klaudijai Bubelytei prieš Serbę nepavyko laimėti nė vieno seto. Teodora Kostovič šiame mače pirmavo pagal daugelį statistinių rodiklių. Nors Serbijai dar tik 17 metų, o pasaulinėme reitinge jie rikiuojasi žemiau Klaudijos Bubelytės. Tikrai neįtikėtinai gerai žaidė ir viso mačo metu atrodo, tai norisi sulaukti tuos šiek tiek duobės, kuomet jinai įkris, kad dar labiau tas spausti ir jau tada emociškai perimti tą iniciatyvą, bet kaip jinai išlaikė tą kartelę nuo pat pradžių, taip iki pat galo. Ne ką geriau mačą susiklosti ir kitai lietuvė Justina Mikulskytei. Pirmoji šalies raketė testavo kitą jaunąją Serbijos atstovę Mija Ristič. Nors ir gerokai aukščiau moterų reitinge esanti lietuvė, 5-7-1-6 visgi turėjo pripažinti Serbijos pranašumą. Visai kitas greitis, varžovė daug lengviau taikėsi prie tų kamuolių, aišku, paskui užsivedus po pirmo seto, tai manau, biškai praradau energijos antram sete, tai dabar pakalbėsim su Justina, pažiūrėsim, ar čia daugiau buvo nuovargis, ar daugiau psichologinis dėl pirmo seto pralošimo. Tiek serbėms, tiek slovėnėms pralaimėjusi Lietuvos moterų rinktinė dabar turės kovoti išlikimo mače dėl teisės likti pirmojoje Billie Jean King turnyro grupėje. Sunki diena, šiandien tikrai nesitikėjom, tikėjomės daeiti nors iki dvejeto, kad žaisti, žinojom, kad Klaudijai bus sunku ir žinojom, kad jie gali pakeisti. Tuo metu Serbijos ir Slovėnijos tenisininkės savaitgalį kovos turnyro atkrintamosiose varžybose dėl galimybės prasibrauti į aukštesnę grupę. Nerijus Blius, Gediminas Uždavinys, Vilnius. Los Andželo olimpinių žaidynių sporto šakų programa darosi vis platesnė. Įtraukto 6 naujos plaukimo sprinto rungtys, tarp jų ir 50 metrų krūtine plaukimas. O tai fantastiškos naujienos Rūtai Meilutytei. Tai geriausia plaukikės rungtis. Taip pat lietuviai priklauso šios distancijos pasaulio rekordas – 29 sekundės ir 16 šimtųjų. Lietuvos plaukimo rinktinės treneris Paulius Povilionis neslėpia, kad tai laimėjimas ne tik Meilutytei, bet ir visai šaliai. Mūsų šaliai tai labai gerai, todėl kad mes turim tokius aiškiai išreikštus sprinterius kaip Rūta Meilutytė, kuri pasaulio rekordininkė yra šitoje rungty. Taip pat Mantas Kaušpėdas, kuris jau dabar su vyrais rungiasi petys į petį. Ir aš manau, kad turbūt kiti sportininkai, kurie jau galvoja turbūt apie karjeros pabaigą, jau pradės treniruotis būtent šitom rungtim. Vos vieną kartą prieš daugiau nei 30 metų į pasaulio rankinio čempionatą patekusi Lietuvos moterų rinktinė dar vieno kelialapio medžioklę pradėjo nesėkmę. Lemiamame atrankos etape lietuvės išvykoje pralaimėjo Farerų salų rinktiniai. Dabar lieka vienintelis šansas – atsakomosios antros atrankos etapo rungtynės, po kurių paaiškės, kas pateks į pasaulio čempionatą. Kiek daugiau nei 54 000 gyventojų turinčiose Farerų salose Lietuvos moterų rankinio rinktinė stoja į lemiamą pasaulio čempionato atrankos etapą. Paskutinį kartą dar prieš 32 metus pačiame čempionate dalyvavusios ir sugrįžimo į elitą siekiančios lietuvės naujutėlėje Vitjernir arenoje pasitinka ne tik pačią šeimininkių rinktinę, bet ir beveik 3000 pašėlti nusiteikusių sirgalių. Pradeda rungtynės lietuvės užsivedusios, kiek daugiau nei 16 minučių pirmame kėlinyje pirmauja, bet galiausiai visą iniciatyvą perima šeimininkės. Laimi pirmą kėlinį 4 įvarčiais, sužaidžia itin gerą atkarpą antrame ir galiausiai laimi rungtynės jau dviženklių skirtumų 26-36. Laukia rungtynės namie, manau, kad viskas yra įmanoma ir iš tų klaidų pasimokysim.
išflipuosim per treniruotės ir pasimatysim Jonavoje. Tiek ir rinktinės treneris, tiek ir rankininkės kelia vienintelį tikslą – laimėti atsakomasias antrojo etapo rungtynes, iškovoti kelialapį ir tęsti kovą pasaulio čempionate. Padarėme klaidų, kurių negalime daryti tokio lygio rungtynėse, bet mes iš klaidų mokomės ir tikiu, kad atsakomosiuose rungtynėse Jonavoje mūsų žaidimas bus daug geresnis. Patikėkit, visa mūsų komanda pasistengsime padovanoti pergalę, kurios jūs nusipelnėte. Lietuvos rankininkės į pagrindinius turnyrus yra patekusios jau labai seniai. Lietuvos rinktinė žaidė 1993 metų pasaulio čempionate, kur iškovojo 13 vietą, o 1996 metais Europos čempionate liko 12. 2025 metais Vokietijoje ir Nyderlanduose vyksiančiame pasaulio čempionate dalyvaus 32 rinktinės. Sporte kol kas tiek, dabar metas orams, o atnaujintos vakaro žinios 9:30. Iki. 7bet lošimo automatai? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grožio ir sveikatos produktų parduotuvė New Crush kelia kokybės kartelę, patys kurdami klinikiniais tyrimais patvirtintus produktus. Didžiuojame savo klientams galėdami pasiūlyti profesionalų kurtus grožio ir sveikatos produktus. Vienas iš jų – maisto papildas Glufix. Jis yra sukurtas Lietuvoje, pagamintas Didžiojoje Britanijoje pagal pačius aukščiausius kokybės standartus. O kas smagiausia, jog jo poveikis įrodytas klinikinių tyrimų Kauno kolegijos medicinos katedroje. Mes kaip New Crush komanda tikime, kad kai rinkoje yra tokia gausi grožio ir sveikatos produktų pasiūla, mes klientams turime būti tikras kokybės garantas. Todėl esame oficialus daugelio prekinio ženklų atstovas Lietuvoje, tokių kaip korejietiškos kosmetikos lyderės Cellfusion C, etiškų vitaminų iš Didžiosios Britanijos Viridian ir daugelio kitų. Klinikiniais tyrimais patvirtintų ir kitų produktų ieškokite New Crush parduotuvėje adresu Islandijos plente 7 Kaune arba internete newcrush.com. Beribėme informacijos pasaulyje. Nepaklysti padės Neurozan. Smegenų maistas tiems, kas mokosi ir daug protiškai dirba. Ketvirtadienį pasitikome žiemiškai, vietomis šįryt susidarė centimetro, daugiausiai 3 sniego danga, sako sinoptikai, bet greitai ir atšils. Štai kitos savaitės pradžioje išties sunku patikėti, šiluma turėtų perkopti 20 laipsnių, tad liko vos viena kita prastesnė diena. Tad dabar plačiau apie rytojų Lietuvoje. O šią naktį turėtų netgi ir gausiau pasnigti. Daug kur formuosis plikledis, vakarinėme šalies pakraštyje ir pajūryje šlapdriba kris. Šals iki -1, -5, pajūryje tuo metu laikysis laipsnis 3 šilumos. Rytojaus dieną mūsų padangėje dėja šlapdriba su sniegu maišysis, o popietė jau šlapdriba su lietumi kartu kris. Daugiausia kritulių pasirodys būtent pietiniuose ir rytiniuose šalies rajonuose. Vėjas pietų, pietvakarių įdienojus suks į vakarus, pajūryje pūs iš šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę greičiu naktį, o dieną gūsiai įsismarkaus iki 15-17 metrų per sekundę. Ir šilumas skirstysis išties labai netolygiai. Šils iki 7-12, o štai šiaurės rytiniuose ir rytiniuose rajonuose bus vėsu. Laikysis tik tai laipsnis, daugiausia 6 šilumos. O dabargi plačiau apie visus mūsų regionus. Taigi šiaurinėje Lietuvoje rytojus žada būti kai kur net ir visai smagiai šiltas. Šalčiausia Rokiškyje, ten vos porą laipsnių šilumos, kitur iki 6, daugiausia 9 laipsnių pliuso, bet ir čia gali nepavykti išvengti mišrių kritulių. Rytinių rajonų gyventojai dėja turės nemalonų tą penktadienį. Pažiūrėkite, kokie temperatūriniai skirtumai. Čia vos 1-2 laipsniai šilumos turėtų tesilaikyti ir daug kur kris šlapdriba, sniegas, tarpais dar ir palis. Išties nemalonu. Pietiniai ir centriniai regionai rytoj turi vos geresnę prognozę iš sinoptikų, vėsiau tik tai Alytuje, Druskininkuose, kur apie 4 ir didesnė kritulių tikimybė, o kitur šils iki 6, daugiausia 8 laipsnių. Deja, saulėta niekur labai nebus. Vakariniai šalies daliai sinoptikų
sinoptikai sako, bus visai neprastai. Čia pasimatys šiek tiek daugiau saulės, o ir šils kur kas smagiau. Iki 8, štai Tauragėje jau ir iki 11 laipsnių. Ir apie pagaliau pavasarišką savaitgalį iš sostinės. Šeštadienis turėtų būti sausesnis, vėjas pūs iš šiaurės vakarų, pietvakarių. Naktį pūs 6-11 m/s greičiu, dieną susmarkės iki 8-13 m/s. Temperatūra naktį dar žemoka, iki daugiausiai 6 laipsnių šalčio. Prie jūros tuo metu laikysis porą laipsnių šilumos, dieną šils iki 8-13, o šalies pietvakariuose jau ir iki visų 15 laipsnių. Sekmadienis taip pat laukia sausokas, dažnai su saulė. Naktį ir rytą vietomis formuosis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, dieną jau suksis iš pietryčių, bus nesmarkus. Temperatūra naktį jau visai teigiama, nuo 2 iki daugiausia 7 laipsnių šilumos, kai kur dar tebesilaikys apie 0, o diena išties puikia. 12, daugiausia 17. Dar šiltesnis bus pirmadienis, bet dabar apie Europą. Pirmiausiai Skandinavijoje, Stokholme ir Kopenhagoje rytoj. Šils iki šiauriau 9, piečiau iki 15 laipsnių ir tarpais turėtų nulyti. Nesmagių orų juosta rytoj drieksis virš kitų Baltijos šalių. Estijoje šlapdriba, Latvijoje lietus, tuo metu Taline 4, Rygoje 7 laipsniai šilumos. Ukrainoje Kyjive šiek tiek ramiau, bet nelabai šilta. 5 laipsniai šilumos ir tankiai debesuota padangė. Kol kas šilta neskubės ir Lenkijoje, Varšuvoje 7 kartu su lietumi. Piečiau Čekijoje, Vengrijoje 17-18 laipsnių šilumos. Vis dėlto saulės čia bus mažoka ir pilkas vaizdas, bet šilta rytoj Vokietijoje bei Beneliukse, Briuselėje 20, Berlyne 15. Prancūzijoje bus galima ir saulutėje pasišildyti, Paryžių jie išildys iki 21 laipsnių šilumos. Netikėta šiluma užsuks ir Britų salyną, Londone taip pat 21, nešalta ir šiauriau Glazge, kur iki 16. Iki 16 labai panašiai rytoj šils ir Ispanijoje, Madride, kur turėtų ir nekartą palyti. Italijoje, Romoje nepastoviai debesuota kartu su 21 laipsnių šilumos, šiek tiek vėsiau iki 17 Atėnuose. Čia dėja vaizdas bus pilkokas. Tiek prognozių dabar ir puikaus jums vakaro. Labas vakaras. Sveiki, gyvi. Pakalbėkime mūdu Viktorija šį vakarą apie karves. Kodėl jos skirtingose šalyse skirtingos? Gal skiriasi veislės? Mačiau, kad Šveicarijoje violetinės. Skiriasi ne tik veislės, bet ir pieno išeiga ir to pieno išgavimo būdai. Kuo jie skiriasi? Vienoje, pavyzdžiui, Afrikos genty mačiau, kad vaikai pučia karvei į užpakalį, norėdami tą pieno išeigą padidinti. Aš geriau jau mokėsiu daugiau, bet tokio pieno negersiu. Kodėl lietuviškos prekės Latvijoje kainuoja pigiau? Pienas 2 procentų, 1 litras, čia kainuoja 95 euro centus, kai pas mus tuo tarpu toks pat, lygiai toks pat pienas kainuoja eurą 39 centus. Balta lietuvio degustacinis šou. Sveiki visi, su jumis vėl aš, balta lietuvis, je. Dviejų gražuolių konkurencija dėl Beno. Paglostau, sakau, atsiprašau, brangiauja, kad tau tiek mažai laiko skiriu. Bet rytų Europoje karvės labai panašios, ar ne? Galėtų būti gera įžvalga, bet Latvijoje jo, žinok, pigesnės. Tai važiuosi į savo svajonių miestą Bauskę? Būtų kur arčiau, tai tikrai, tik ten ir pirkčiau pieno produktus. Labvakar, esmu Latvija. Kas nesuprato, atvykom į Latviją. Žmonės pradėjo kalbėti, jog į Lenkiją apsipirkti maisto prekių produktų važiuoti jau nebeapsimoka. Ten yra pigiausia. Ta verta daryti ne kur kitur, o visai šalia mūsų esančioje Latvijoje. Todėl šį vakarą pabandysiu patikrinti, ar išties maisto prekės čia gerokai pigesnės negu Lietuvoje. Tautiečiai giriasi, kad Latvijoje net to paties tinklo parduotuvėse kaip Lietuvoje yra pigiau. O lietuviški Lietuvoje made in Lithuania. Pagaminti maisto produktai pigesni Latvijoje. Ar taip gali būti? Taigi patikrinsim. Laisva, viską parodyk.
Jeigu jūsų gyvenime trūksta kažkokio tai saldumo, skonio, tai rekomenduoju atvykti į Latvijos parduotuvę dėl to, kad cukrus čia yra pigesnis nei Lietuvoje. Pavyzdžiui, štai toks cukrus, kiek iš yra 1 kilogramas, kainuoja €78. Toks pats cukrus, toks pat kiekis, koks yra dabar mano šitoje gležnoje rankelėje, Lietuvoje kainuoja €2,29. Brangiau. Lietuviškų bulvių Latvijai nepardavinėja, stumdo suomiškas. Kur ten ant akmenų jos užauga? Nu, bet po teisybei jos tikrai pigios. Latvijos parduotuvėje radau bulves suomiškas po 49 euro centus už kilogramą, bet pas mus, pavyzdžiui, Lietuvoje lietuviškos, mūsų tradicinės Lietuvos žemelės bulvelės šiek tiek yra brangesnės po 59 euro centus už kilogramą. Tai nežinau, kurios skanesnės, bet suomiškos pigesnės. O dabar mėsytė. Virta dešra, liaudiškai šlapenkė arba drėgnutė, Latvijoje pigesnė. Dešrytė yra, kaip sakant, energija. Dešrytė yra tvirtybė ir stiprybė. Ir Latvijoje šita dešrytė yra pigesnė, net ir su akcija. Šiandien jos kaina yra €69. Pas mūsų akcija šitos dešrytės kaina yra €89. Tai jeigu mano blondiniški plaukai gerai viską pliusuoja ir kalkuliuoja, tai 20 centų pigiau ši dešrytė yra Latvijoje. Faršas, palyginkime. Šviežios kiaulienos faršas 400 gramų, labai moku